Sveiki visi. Ankstyvas rytas dar labai, bet kai darau video, bet saulė jau šviečia ir panašu, kad turėsim gerą, gražią dieną. Atsigeriam vandenuką. Nu, nieks nepasiginčys, kad žalia spalva man nepatinka. O, visur žalia. Taip, šiandien penktadienis. Visą rytę dabar būsiu dar online kelis susitikimus turiu. Paskui visą dieną Peterborė. Garbaną susitvarkom ir šaunam į priekį. Tik ką norėjau priminti. Visi mano klientai. Tai dabar daugiau video esamiem mano klientam ir būsimiem. Visi be išimties gaunat arba gausit ateityje per nuo draudimų padarymų maždaug per 6 mėnesius, skambutį iš ofiso, tai tiesiog dar kartą duomenų patikrinims. Nes tikrai būn kartai žmonės kažką pamiršta, kažką nedadėja, nepasakė ir paskui galvoju, to nepasakiau, nu reikės parašyti kada, atsisėsiu parašysiu arba paskambinsiu, pasakysiu. Ir taip tie dalykai pasiliek, o būna atvejai, kada tie smulkus mums atrodo dalykai, jie būna labai svarbus draudimo informacijoje, Tai va kodėl ofiso darbuotojos pas mus būtent daro tos tikrinimo skambučius, tam, kad užtikrint, kad visą informaciją, kurią jūs man pasakėt, kurią aš surašiau į dokumentus, atitinka ir nereikia nieko papildyti, viskas yra taip, kaip surašyta. Ten, sakykime, patikrint, paklaus ūgio svorio, paklaus kokias lygeles daugiau mažiau pasakėt, užrašėt ir panašiai. Bet kas svarbiausia šitoj vietoj? Kai skambins kažkas iš mano ofiso, būtent patikrint jūsų duomenų, tikrai pasakys, kad skambutis yra būtent nuo manęs, paminės mano vardą, tikrai taip. Ir nenustebkit, kad turės jūsų duomenukus ir prašys patvirtinimą jų. Taip, kad viskas su tuom yra gerai ir taip turi būti. Taip turi būti tam, kad galėtų užtikrinti, kad kleimo metu, kai reikės gauti išmoką, nebus jokių siurprizų ir viskas bus tvarkingai. Tai nebijokit šitų skambučių. Dažniausiai prieš tokį skambutį klientai gauna elektroniniu paštu pranešimą, kad bus skambinama, kad yra planuojamas toks skambutis. Tai jeigu tokią mailą radot, nelabai suprantat, kas ten parašyta, kažkas, tai man galite visada screenshotą atsiųsti, aš pasakysiu, bet viskas labai paprasta iš tikrųjų. Lygiai taip, kaip su manim kalbėjot online ar gyvai, lygiai taip pat pakalbėsit ir su ofiso darbuotoja. Taip, kad nėra tame jokių problemų. Bet tai užtikrini iš tikrųjų duomenų švarumą ir kad viskas yra užpildyta teisingai. Taip, nes pas mus kompanija yra 100% tikrinimo taisyklė, tam, kad saugot savo klientus, tam, kad būti tikriem, kad nebus tokių bajerių, neišmokėjo dar kažkas, nes neišmokėti gali draudimas tik vienu vieninteliu atveju, jeigu draudimo informacijoje buvo neteisingi duomenys. Ir viskas. Taip, kad taip neatsitiktų, tikrinam, patikrinam, surašom ir įsitikinam, kad viskas gerai. Tai va, viskas. Lekiam į gražią dieną, geriam daug vandenuką. Ir viskas. Ir sakau iki sekančio.